Norint patekti į erdvų namą, pirmiausia užeini jo antrą aukštą. Čia verda gyvenimas, o pirmajame sukurta erdvi spa zona. Kviečiu pasižvalgyti po dvibučio namo interjerą, kuris yra Vilniaus rajone. Pagrindinė užduotis buvo sukurti šiuolaikiškus, jaukius ir tvarius namus, kurie atitiktų gyventojų poreikius. Pirmiausia, ką galima pastebėti, tai kad projektas išsiskiria savo aukštų išdėstymu. Kadangi namas pastatytas ant šlaito, tai pirmiausia, užėjus pro pagrindinės duris, patenkama į antrą aukštą. Dėl tokio išplanavimo čia buvo nuspręsta įrengti svetainę kartu su virtuve zona, vonios kambarį, kuris skirtas svečiams, taip pat šeimininkų miegamasis, kuris turėtų atskirą vonios kambarį ir drabužinę. Šiame interjere vyrauja ramios ir žemiškos spalvos, tai rudi, pilki, žalsvi, balkšvi ir kreminiai atspalviai, oranžiniai, juodi ir prislopinti auksiniai akcentai. Detalės namuose parinktos taip, kad gyventojas namuose jaustųsi jaukiai, kad nereikėtų tarnauti daiktams. Čia nėra perteklinių detalių, skirtingų spalvų ar medžiagų gausos. Sukurtas interjeras nevargina, atrodo ramus ir stilistiškai švarus. Namuose siekiame sukurti kontrastingą interjerą, kuris būtų įdomus, bet išlaikytų savo stilistinį vientisumą. Pagrindinėje namo erdvėje, tai yra svetainėje, suprojektuoti vitrininiai langai, kurie tęsiasi kampu per visą svetainę. Patenka labai daug dienos šviesos, tai todėl buvo priimtas sprendimas panaudoti tamsesnę apdailos medžiagą, kurią pritaikėme televizoriaus sieneliai, virtuvės zonai ir sienai, kuri tęsiasi iki pat prieškambario. Vientisumo įspūdį ir kūrė tai, kad panaudojame tamsios medienos plokštę, virtuvėje pritaikėme keramogranitą. Keramogranitas yra žalio ir balto marmuro rašto. Jisai atrodo ne tik moderniai, bet ir solidžiai dera prie tamsaus medžio. Virtuvę ir svetainę zoną jungia prabangus valgomasis stalas su masyviomis aukso spalvos kojomis. Virš jo pakabinome minimalistinio dizaino italų gamintojo šviestuvą. Valgomojo stalo raštas atkartoja virtuvėje naudoto keramogranito raštą. Svetainėje parinkome itin minkštą ir patogią danų gamintojo sofutę, kadangi interjere vyrauja ramios spalvos, todėl nusprendėme kaip kontrastą pasirinkti sofai tokią ryškiai oranžinę spalvą. Prie sofos priderinome 2 suapvalintų formų krėsliukus ir šalia pastatėme kavos stalelį. Jaukiems vakarams įrengėme bio židinį. Šeimininkų miegamasis jaukus ir ramus. Čia dominuoja neutralūs rusvi ir smėlio atspalviai, nors ir lovos stovi kambario viduryje, tačiau dėl jos lenkto galvūgalio jis sukuria tarsi asmeninę, privačią ir jaukią zoną. Iš miegamojo kambario patenkama į vonios kambarį. Vonios kambarys yra nedidelis, tačiau jame pakako vietos voniai, talpiai spinteliai ir kitom būtinosiam reikmėms. Vienas gražiausių šio kambario elementų tai ant pagrindinės sienos ir ant grindų panaudotas keramogranitas, kuris šiam vonios kambariui suteikia rafinuotumo. Kitose vonios kambariuose vyrauja minimalizmas, pilkšvi atspalviai, akmuo derinamas su medžiu, yra tekstūrinių paviršių, kurie išryškinti apšvietimu, naudojame LED apšvietimo juostas, taip pat panaudotas skirtingų spalvų ir raštų keramogranitas, kuris suteikia šiems vonios kambariams nenuobodžią aplinką. Prie laiptų esanti sienelė dengta keramogranito. Rašto norėjosi lengvesnio, todėl pasirinkome šviesaus rašto marmurą.
Įrengėme laiptus. Laiptai yra minimalistinio stiliaus, baltos spalvos, apšviesti LED apšvietimu. LED apšvietimas sukuria jaukumo, šilumos įspūdį. LED apšvietimas tęsiasi iki pat pirmo aukšto grindų. Pirmame aukšte įrengta poilsio zona, kurioje yra sauna, sūkurinė vonia, dušas ir šalia esantis minibaras. Čia norėjosi sukurti tokį vientisą interjerą, kuris leistų atsipalaiduoti, mėgautis ramybę ir esančiais vaizdais pro vitrininius langus. Tai tarsi namų spa, kuriame galima mėgautis įvairiomis procedūromis arba pasibūti tiesiog su draugais.